Didelė sraigė? Didelė. Didelė. Leo, o kur Leo? Leo, o kur Leo? Sveiki atvykę į Kretą. Tai kai vaizdelis. Pasieksime. Nieko nėra geriau negu geras oras ir gera knyga. Gerulis vaizdas. Mūsų sekančioji stotelė Melidoni Keivais. Taip nufilmuosiu mamą. Tiesa, jau plaukimas Nerimi užbaigtas, dabar jau Nemunu plaukiu. Kas čia pas mus didžiausias burbulų pūtėjas? Šok, šok. Atvažiavo į kiemo policija. Galit pamojuot. Blukutį. Va, kokia gulbė. Saulėlydis? Kaip? Sakyk. Gražu. Gražu. Linkėjimai visiems, kurie pirko jo akciją. Vaikas užhipnotizuotas. Geras gyvenimas, čilinė sau, dragonų fruitus valgai. Kokis laimingas, ta? Žmogus pripratęs prie viskas įskaičiuot. Va, ir Lukas vandens parku mėgaujasi. Jausti. Nauja šukuosena. Išlipom pasidaryt po senamiestį. Su chebra varom į miestą ir šiandien šitas ženklas mums negalioja. O kur Leo? Va kur Leo. St. Džordžo bažnyčia. Margarita vaizdų duoda į kalną. Vienintelio gėlo vandens ežero Kretoj. Turas. Patinka kartingai Kretoj? Margarita. Pamėčiau šiek tiek vaiką. Pompą pagavau. Paskutinės valandos Kretoje, 3 savaitės atostogų baigėsi. Čia Kipre ir prabangiai jod. Gali pasikrauti ant suoliuko.
savim vis tiek reikia pasimti megztuką, nes vis dėlto žiema, oras permainingas, o prieš pusvalandį galvojau šokt maudytis, nes karšta, o dabar noriu ieškoti megztuko, nes jau vėsoka. Vaikus aplojau, bet žiemą Kiprė gerai, nes su vaikais, nes galėjai žaidimo aikštelės nueiti ir nekepa vaikai ten. Normaliai gali pašliaužėti viską. Žmoną sustojam pasidaryti, kas čia per razinas. Reiks klausti ChatGPT. Kas didelis Lukas? Didelis? Aš didelis. Lukui labai linksma muziejuje. Esam pakeliui į Arsos kaimuką kalnuose. Iš tikrųjų čia yra daug kas išdegė, buvo didžiulis gaisras. Arsos kaime, vidury niekur, kaip ir minėjau. Tai pasižiūrėkit, kokie vaizdeliai. Gražu. Atvarėme vieną apžvalgos aikštelę. Gražu, bet kol vaikus ryte supakuoji, žiūrėt vienuolyno vaizdai tai pasakiški, pasižiūrėkit. Nieko nesimato, debesyje esam. Eisim pasimelsti už sveikatą ir tai, kad daugiau laiko turėtume bėgti. Tokia chata. Normaliai. Einam, aprodysiu vietovę. Gerulis, žinau. Mano kaip jis tą telefonį įlindus. Bele kokio dydžio plotai įdegė. Aš įsivaizduoju, kaip čia reikėjo viską gesint. Sako, tėvai, nebijok, aš žinau kelią, einam parodysiu. Gera treniruotė į kalną. Taip, Lukutė. Prasidėjo 4. savaitė Kipre. Rezimuojant metus, perskaičiau 5 knygas. Šitą vaizdelį aš vadinu, kai pasaulis tau po kojam. Labas! Ankstus gruodžio 26 rytas. Leo ištempė mane į lauką. Labai karšta, pasiėmėm ledų. Panagija Katholikė. Bažnytėlė. Einam, aprodys. Tėtė, aš tau šiandien dėkoju.
Esam Limasolio nacionaliniam parke. Ten kažkokia karinė bazė. Užkandos pertraukėlė. Toliau judėsim ten link žaidimo aikštelės. Turi. Ką? Vaidžiam, ieškom kur valgyt. Pakliuvome kalėdinį miestelį. Vietinė eglutė papuošta. Šita chata mūsų. Ir vaizdai tokie. Mes pasivaikščiojom, pasišildėm. Vaikai irgi laimingi žaidimo aikšteliai pažaidė. Buvome užsukę į bažnytėlę Limasolyje, kaip ir miestas. Bažnytėlė nieko gero, bet pažiūrėkit biblioteką kokią. Pririnkom kažkokių įdomių sėklų. Jūros netoli centro, bet realiai toks jausmas, kad kažkokiam vienkiemy kaime visiškam, nes aplinkui ten nėra pastatų, čia vienas namelis ir labai tylu. Manau, šitą bažnyčią įspūdingesnė negu ta pilis, kur buvom. Esam vieninteliai pasaulyje sostinėje, kuri yra atskirta siena per pus. Viena dalis priklauso Graikijai, kita Turkijai. Linksmų šventų kalėdų ir gerų naujųjų metų visiems! Rekomenduoju užsukti į labai autentišką Lefkara kaimą. Siauros gatvytės. Labai nuostabus. Tikrai labai rekomenduoju, nes pats kaimelis ir vaizdai aplink kerintis. Labanakt.